Skaitinys iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Autoris Grigorij Grabovoi. Pasaulis susideda iš tarpusavyje veikiančių struktūrų, todėl vienos struktūros pokytis sukelia visų kitų struktūrų pokyčius. Sąmonės suvokimas yra viena iš pasaulio struktūrų. Vadinasi, keičiant sąmonės sąvoką, galima keisti pasaulį. Štai kodėl realybė reaguoja į minties formą, atsiliepiant į ją, o mūsų užduotis yra tokia, kad realybės atsakas į minties formą apie prisikėlimą vestų būtent prie paties prisikėlimo. Iš esmės tai panašu į realybės mokymą. Taip, realybė yra taip sutvarkyta, kad ją galima treniruoti, ją galima mokyti. Galima, pavyzdžiui, ramiai atsisėsti ir pradėti praktikuoti. Šios praktikos tikslas yra toks. Reikia taip ištreniruoti realybę, kad ji taptų paklusni ir galiausiai duotų prisikėlimą. Tai yra šiuo atveju realybė laikoma, valdoma ir treniruojama praktika, aplinka. Į šias procedūras galima išvelgti dar ir iš kitos pusės, nors iš tikrųjų žinoma. Visą laiką kalbama apie tą patį, tiesiog naudojami skirtingi žodžiai. Žmogui turinčiam įprastą sąmonės būsenos erdvę, kurioje egzistuoja laiko samprata, egzistuoja ir gyvenimo sąvoka. Mes įvedę žodį prisikėlimas ir pradedame jį tarsi judinti, tolinti, artinti, statyti į įvairias padėties gyvenimo atžvilgius. Jeigu iš karto patenkama į tokią erdvės laiko sritį, kur gyvenimo sąvoka sutampa su juo amžinybės elementu, prisikėlimas įvyksta akimirksniu. Antroje šios skyriaus dalyje aš papasakosiu apie tai, kaip vyksta žmogaus prisikėlimas jam patekus į specialią erdvės laiko ląstelę. Ten taip pat minėjau, kad į tokią ląstelę gali patekti ir žmogus, kurio įvykio eiga buvo nutrūkusi. Jis patenka į šią ląstelę ir pradeda gyventi toliau. Dabar pateiksiu vieną iš įvykių nutrūkimo varianto pavyzdžių. Yra žinoma daug atvejų, kai žmogus staiga dingdavo, dažnai visų akivaizdoje. Ką tik čia buvo paminėtas, su kažkuo kalbėjusi ir staiga pranyko. Tarsi prasmego skardžiai žemė. Kartais po tam tikro laiko jis vėl pasirodydavo ir visiškai tokios pačios išvaizdos, su tais pačiais drabužiais, to paties amžiaus. Pačiam žmogui tas dingimas būdavo nepastebimas. Jam atrodydavo, kad praėjo tik akimirka, nors iš tikrųjų galėjo būti praėję 100 ar 200 metų. Toks žmogus tarsi įkrisdavo į tam tikrą erdvės laiko plyšį, o vėliau vėl atsirasdavo pas mus. Nuo jo dingimo momento, jeigu nuo jo dingimo momento praėjo daug laiko, tai jo drabužiai, kalba, vartojami žodžiai ir posakiai iš karto aplinkiniams parodo kitą epochą. Šio reiškinio esmė yra ta, kad tokiais atvejais žmogus tarsi patenka į erdvę, kurioje nėra laiko sampratos. Būtent tokius atvejus turėjo omeny, kai aptardamas principą, antro principo 3 dalį, kalbėjo apie laikino įvykio nutrūkimo galimybę žmogui. Tai, apie ką žmogus mąsto, ką jis sako ir ką jis daro, turi amžinybės pobūdį. Aptardamas 4 principo 4 dalį, čia yra 4 principo 4 dalis. Aptardamas principą 1 principo 8 dalį jau minėjau, kad informacijos srityje egzistuoja toks principas. Jeigu kas nors buvo kada nors padaryta, tai tame laike, kuriame tai buvo padaryta, visa tai egzistuoja amžinai. Prie veiksmų priskiriama ir mintis, todėl jeigu žmogus apie ką nors pagalvojo, ši mintis užfiksuojama duomenų bazėje. Be to, ji fiksuojama visam laikui, nes ten nėra nieko panašaus į kompiuterinius virusus, kurie egzistuoja įprastuose kompiuterių tinkluose ir gali sunaikinti ten saugomą informaciją. Kosminio tinklo duomenų bazėje informacija išlieka amžinai. Prie veiksmų taip pat priskiriamas ir
žodžių ištrinimas, tai yra kalbėjimas. Žodžių ištarimas, tai yra kalbėjimas. Apskritai šis principas tiesiogiai kyla iš to, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, o viešpats Dievas yra amžinas ir kuria tik tai, kas amžina, todėl viską, ką daro žmogus, turi amžinybės pobūdį. Tai pakankamai aiškus principas.